מספר 2, מיליטה אלדס ברנאוסקס. מהולנד, בן שונמנס. Winner on match number 2. From Lithuania, ברנאוסקס אלדס. המנצח על מזרן מספר 2, מיליטה אלדס ברנאוסקס. אלדס ברנאוסקס.
Preparing for match number 2. Ben Soenemans from Netherlands. Patrick Neuwood from Germany.
On mat race number 2, the winner, Aldas Branauskas, Lithuania. Next fight on mat number 2. From Netherlands, up to 61 kilograms, repesage final. From Greece, Aleper Heliotti, blue. From Spain, Sara Alvarez in white. Winner on match number 1 from France, ינטי דרסל. המנצח על מזרן מספר 1 מצרפת, ינטי דרסל. Recess on match number 1 until 4:30. על מזרן מספר 1 כעת הפסקה בקרבות עד 4:30. תודה.
시도 준비. Winner on match number 2 from Lithuania, Aldas Dranauskas. המנצח על גזרה מספר 2, Aldas Dranauskas מלטביה. Next fight on match number 2, women up to 61 kilograms, repesage final. From Greece, Elakter Helioti in blue. From Spain, Sara Alvarez in white. Getting ready on match number 2, from Great Britain, Kerry Richards, and from Turkey, Nish.
Next fight, mat race number 2. From Finland, in blue, Timo Peltola. Susirenka į tokią šventę ir tikrai Dziudo federacijos istorijai pirmą kartą spaudos konferencija. Na, tuo pačiu reikia pasakyti, kad pirmą kartą mums pasisekė ir turime čia šalia sėdinti, visi pažįstam Europos čempioną, ko iki šiol pas mus dar šioje sporto šakoje nebuvo. Norėčiau trumpą įžangą papasakoti truputį apie Lietuvos dziudo federaciją. Ji įsikūrus yra 89 metais kaip nepriklausoma. Anksčiau ji buvo prie kūno kultūros ir sporto komiteto sudėtyje 89 metais balandžio 15 dieną Alytui, taip jau sutapo, kad ir čempionas iš Alytaus ir Alytui buvo įkurta, kaip mes tada sakėm, nepriklausoma dziudo federacija, kuri su sporto komitetu ryšius palaikys tik sutarčių pagrindų, o neklausys, žodžiu, sporto komiteto jokių komandų. Na ir nuo 89 metų atsiskyrėm nuo komiteto ir pradėjom savo gyvenimą. Metai buvo, kaip jūs žinot, sunku 90-ieji, ypač finansavimas buvo menkas, bet mūsų federacija pirmą iš visos Respublikos sporto federacijų sudarėm sutartį, pagal kurią mums buvo skirtos lėšos šiai sporto šakai vystyti. Tai buvo Liepos 6 dieną. Generalinis direktorius ponas Raslanas pasirašęs su manim sutartį. Kaip buvo kalbama, kad viena iš tuo metu mes buvom viena iš pažangiausių federacijų tuo laiku. Galbūt tai buvo patogiau tuo, kadangi man pagal darbo stilių buvo tekę dirbti su finansais, kadangi tie finansiniai klausimai visada būdavo problema, tai mes taip greitai sugebėjom susitvarkyti. Na, kelias buvo sunkus, nelengvas ir dabar noriu pasakyti, visi žinom, kad yra sunkus, todėl kad lėšos yra labai mažos. Na, atsiskyrus mes buvom sąjungos sudėty, tada ir norint patekti į Europą arba į pasaulį buvo labai sudėtinga, kadangi kas domėjosi, čia visi turbūt be išimties, kad patekti į Europos pirmenybės arba pasaulio sąjungos žodžių sudėty, tai labai sudėtinga, turbūt lengviau išlošti galbūt būdavo ir Europą, negu patekti į komandą, tai konkurencija labai didelė, na ir dar kai kada būdavo ir tam tikras požiūris į Pabaltį, čia įvairių problemų, visi šitą gerai žino. Na ir mūsų viena iš pagrindinių buvo, kad mes savarankiškai galėtume įstoti į Europos Sąjungą ir Pasaulio federaciją. Kai tik buvo paskelbtas nepriklausomybės aktas apie nepriklausomybės atstatymą Lietuvoje, mes visus dokumentus išsiuntėm į Europos Sąjungą ir Pasaulio federaciją dėl priėmimų mūsų į šitas organizacijas. Aišku, daug buvo problemų, ta prasme, kad ir iš sportininkų, ir iš darbuotojų mūsų sporto šakos nepasitenkinimų daug buvo, kadangi mūsų federacija tokia, aš pasakyčiau, Europoje ir pasaulyje gana tokia rimta, ta prasme, kad jos vadovai yra austrai, su vokiečiais čia labai tvarkingi, labai, kaip sakant, viskas numatyta, pagal planą vyksta, ne taip stikiškai, kadangi kai kurios federacijos, kaip tik tai Lietuva nepriklausom, tai tuoj pat priėmė greitai į federacijas tarptautinis. Mes buvo paskirta mums šie metai, 92 metų balandžio 4 dieną ir pagaliau buvom priimti į Europos Sąjungą ir Pasaulio federaciją. Tada mums atsidarė durys, kaip savarankiškai
valstybei, joje atstovauti dziudo sportą. Na ir nežiūrint visų problemų, reikia pasakyti, kad šiais metais mes palyginti daug kur sudalyvavom. Europos čempionate sudalyvavom Paryžiuje. Vieną kandidatą turėjom olimpiadoje. Tiesa, kaip žinot, labai daug buvo ginčių ir ten kovos dėl šito. Bet aš norėčiau, jeigu kas prisimena, ten buvo su mano kaip prezidento problemų nemažai, bet mes buvom prieš tai nusprendę, kas Europos čempionate pasirodys geriausiai iš mūsų dziudo sportininkų, tas vyks ir olimpiadą. Na ir taip, kadangi pretendentai pagrindiniai buvo ne vienas, buvo pirmų numerį mes skaitėm, visą laiką galvojom apie Algirdą Markevičių, arba Ievą Vaitiekūnaitę, bet taip jau išėjo, kad Paryžiuje geriausiai sukovojo Vladas Burba. Na ir po to, kadangi mes tai buvom apsitarę federacijos prezidiume, mes tos pozicijos prezidiumas ir laikėmės, kad jis geriausią rezultatą parodė, na, jam ir kelialapis į olimpiadą. Daug buvo problemų, viską, galų gale visgi pavyko, jis išvažiavo ten. Tiesa, nelabai taip jau sėkmingai galbūt jam ten sekėsi, čia toks sportas, kada viena kova lemiant gali viską, bet sudalyvavom. Na ir pagaliau Izraelį, Aldas Baranauskas mus labai nudžiugino, irgi nebe problemų patekęs čia, jo tėtis labai energingai daug pastangų įdėjo ir visą kitą. Jūs apie tai jau skaitė turbūt. Mūsų galimybės buvo nedidelės ir mes tas galimybės kaip federacija, kas mane konkrečiai liečia finansavimą, mes galėjom skirti tik tai iš savo biudžeto 40 000 talonų, kurie buvo įteikti vyriausiam treneriam ir kad paremtų tuos, kas važiuos, kadangi buvo galvojama, kad ne vienas važiuos, o važiuos 3-4, bet dėl įvairių priežasčių, aišku, čia ir finansai turėjo įtakos, nenuvažiavo, nelaiko dokumentus sutvarkė, žodžiu, ir tik nuvažiavo vienas Aldas Baranauskas ir labai sėkmingai ten sukovojo, ir mes šiandien labai džiaugiamės, turėdami Europos čempioną šalia savęs. Tai va, tai būtų labai trumpas tokia įžangėlė. Man atrodo, kad bus klausimai, pasisakys pats čempionas, kaip ten mums sekėsi. Ten mes irgi tik dabar susitikom pusvalandį prieš ir papasakos, kas jūs domins, kokius klausimai, kokius problemos. Jų, aišku, labai daug, bet man atrodo, mes tokiam bendram pokalbį ir kas mus domina, sužinosim iš kitų. Tai prašom tada ir. Tai Aldas papasakojo, kaip nuo pat viskas prasidėjo, nuo pat pradžių, kaip jisai sugalvojo važiuoti ir kaip vis dėlto su tais dokumentais tam buvo. Važiuoti jau aš ruošiausi į Argentiną, jau prieš tai buvau sugalvojęs į pasaulio čempionatą. Ir ten su dokumentais neišėjo, tai per vėlai gavau vizą. Čia, žinoma, gal kalties kažkiek yra ir čia Lietuvoje, vadovų dziudo tam, galima sakyti, nes per vėlai siuntė ten faksą į Argentiną ir ambasadai per vėlai gavau vizą į Argentiną, keliom dienom pavėlavo, nes jau buvau radęs visą tą sponsorių viską ir dėl to neišėjo išvažiuoti į Argentiną. Žinoma, liko po to Europos čempionatas ir reikėjo jau nenori išvažiuoti. Paskutiniai metai ir kitais metais jau negalėsiu dalyvauti jaunimo čempionate. Paskutiniai šansai buvo, ne? Savo amžiaus grupėje. Jaunimo tai kiek metų? Iki 21.
Šventas medalį gal turit su savim? Medalį, diplomą. O kiek ten kovų turėjote? 5 kovas. Tai trupučiukai ten. Apie kovas. Atsikovo ten. Pirmą kovą kovau su Danijos čempionu. Nu, gana greit baigiau už kovą per 40 sekundžių. Anksčiau laiko baigiau 40 sekundžių. Padariau poną čia. Pilną pergalę. Antra kova su Lenku buvo. Nu, pilną kovą kovau, bet irgi gana lengvai aš ten su juos kovau. 3 veiksmus padariau. 3 taškų įvertinimų. Čia išeina. Nu, nelabai stiprus įvertinimas, bet gana lengvai šiaip. Trečia kova buvo su Argentinos prizininku, kur jaunimo pasaulio čempionato Argentinoje prizininku Olandu. Trečias buvo jisai Argentinoje. Nu, šią kovą irgi gana sėkmingai man buvo. Iš pradžių padariau šiam 5 taškų veiksmą ir po to padariau 10 taškų veiksmą. Irgi anksčiau laiko skaitosi 10 taškų. Per 2 minutės baigiau šią kovą. Olandas čia. Taip, Argentinos prizininkas čempionatas. Ir 4 kova jau buvo dėl išėjimo į finalą. Čia buvo dramatiška tokia kova, galima sakyti. Visa kova buvo su Suomiu. Visa kova buvo tokia netempimo. Ir likus 8 minutėm aš jam sekundėms. Aš jam pralošinėjau. Dar nežymiai, bet pralošinėjau. Ir likus 8 sekundėm aš jį numečiau ant 5 taškų. Čia juko. Aš galiu japonišką terminologiją, ar kaip jums geriau, aš nežinau. Ir išėjau į finalą, galima sakyti. Čia irgi buvo biškai. 5 taškų įvertinimų, jo? Taip. Tai persvara kiek buvo? Kokia pasidarė? 1, 2? Ne, jisai buvo padaręs man juko, bet jis už nedarbą gavo įspėjimą. Įspėjimus. Jisai, nu galima sakyti, grinai gynėsi. Už vengimą kovos. Jo, už vengimą kovos. Ir mažai trūko, kad būtų ten dar gal įspėjimą gavęs, bet ant ribos, kad tai buvo visa kova. Nu ir finaliai išėjau su prancūzu. Prancūzų irgi pradžioj kovos jis man padarė veiksmą 5 taškų įvertinimų. Ir praložinėjau iki 4 minutės praložinėjau ir likus minutė iki pabaigos kovos padariau 10 taškų įvertinimą aš jau anksčiau Likus kiek? 1 minutė iki kovos pabaigos. Vertinama 10 taškus. Į poną. Reiškia 10-5 finalo rezultatas. Dziudo nėra skaičiuojamas. Dziudo 10-0 visą laiką, kuris laikas. Jo, jeigu gavai 10. Kad ir bus 5 ten 3, taip nesiskaito visą laiką 5-0. Kas pralošė visą laiką 0. Žiūrėk, tu kada pradėjai to ir kur tu pradėjai, kas pas ką tu pradėjai tavo užsienį? Dziudo. No. Zenonas Vincevičius. Zenonas Vincevičius. Vincevičius. Pirmas treneris. Kada? Čia gal... Aš buvau laimėta, jo buvau, aš rašausi visas kovas, reiškia, nuo pat mažens. Reiškia, 230 buvo laimėta. Iš 250. Tai kiek dabar galima rašyti? O dabar reikia dadėti 60 kovų laimėtų Austrijoje. Tai 310. Ir Lietuvos čempionatuose tai dar bus apie, reiškia, Lietuvos čempionatas tai apie 80 kovų dadėti. Nu, dalyk, tai reikia 250, tai 330, nu ir iš kažkur tai pralaimėta, nu, ten 21, 30. Tas kažkaip Austrijai per 2 metus. Ar jūs beveik 2 metai Aš Austrijai? taip paklausimą prašau. 2 metų. Laimėta iš jų tik kaip nekot susitakė. Laimėta. Pralaimėta. Apie 30 pralaimėta. Taip, gerai. Nu, я хочу до Австрии dabar biškį. Kada išvažiuoji, kaip čia išvažiuoji, kur dabar sanduoji? Nu, prieš 2 metus išvažiavau. Čia. Kokiam klubui tu esi? Dabar Austrijoje? Austrijoje, Atnambuchen. Didžioji. Tai Atnang.
Puchai. Galima rašyti ką? Parašytų, o čia rankytų lapelę parašyti, mes nusirašysim. Gerai, kad tu rašyti. Nu, tu išrašys, ką mums išklausos. Zanspilį. Reiškia, jau kiek, tu pusantrų metų, 2 metus jau? 2 metai bus sausio mėnesį. Ką tas klubas duoda pačiam ir tu tam klubui? Ne, nu tai aš nebesutarti, bet reiškia, tu sportiškai, ką tu jau. Per 2 metus aš dar už klubą tenai Austrijos čempionatį nepralošęs nei vienos kovos. Gerai, žiūrėkit į mane ir nesisarmašykit. Šypsena turi būti. Sėkmės, prie to pačio kuklų, bet dėja tokį jau dziudo įprasta su simbolika ir čia užrašėliu irgi suvenyrą atminimui pasidėti, parodyti vaikam ir anūkam. Na ir čia nebekelsiu ant stalo, kita dar yra tokia dovana.